Sveiki, apžvelgiame savaitę Lietuvos Respublikos Seime. Šį kartą matysite. Seimo savaitėje. Seimo valdyba patvirtino Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai parlamentinių matmenių renginių kalendorių. Jau aiškūs, svarbiausi 2027 metų pirmojo pusmečio susitikimai ir konferencijos. Seimas priėmė Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo pataisas. Baigsime daugiau kaip pusmečio darbus. Parlamentarai vienbalsiai pritarė konvencijai dėl komisijos, priimsiančios sprendimus dėl Rusijos padarytos žalos Ukrainoje atlyginimo. Sugriežtinti reikalavimai įmonėms vykdančioms darbus susijusius su asbestu reikės valstybinės darbo inspekcijos leidimo ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Stiprinama pažeidžiamų elektros vartotojų apsauga, be atskiro prašymo bus nutraukiamos nenaudingos fiksuotos kainos sutartys, o už elektrą reikėtų mokėti visuomeninio tiekimo kainą. Su Albanijos parlamento pirmininku aptarti neseniai pasibaigusios NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijos, kuri vyko Seimo rūmuose, rezultatai. Taip pat pasirengimas Stambule vyksiančiam NATO šalių parlamentų pirmininkų susitikimui. Seimas priėmė Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo pataisas. Jose apibrėžiama nacionalinio transliuotojo misija. Seimo nariai pritarė naujo valdymo organo valdybos įsteigimui. Tarybos narių skaičių nuspręsta padidinti iki 15 asmenų. Jų kadencijos trukmė trumpės nuo 6 iki 4 metų. Į LRT tarybos veiklą bus įtraukta daugiau visuomeninių organizacijų. Valdyba, kuri įgyvendins LRT strategiją ir atliks numatytas funkcijas LRT organizacinio, finansų ir ūkio valdybos srityse, bus sudaroma 4 metams iš 5 asmenų. Bus įsteigtas ir tarybos biuras. LRT generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galės būti atleistas ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių dauguma, jeigu jis nebetitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų ar netlikdamas arba netinkamai atlikdamas funkcijas padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Tarybai palikta teisė apsispręsti, kaip balsuoti dėl direktoriaus atleidimo atvirai ar slaptai. Baigsime daugiau kaip pusmečio darbus susijusius su Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo pataisom. Pirmiausia, tai noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo, aktyviai dalyvavo. Diskusijos kartais buvo karštos, peržengiančios ir tam tikras ribas, kokias nenorėtume peržengti, tačiau rezultatą turime. Dėkoju visiems dalyvavusių diskusijose. Seimo nariam taip pat noriu padėkoti Seimo kanceliarijos darbuotojams, kurie buvo įsitraukę į šitą darbą. Ir man atrodo, kad turėsime tokį aiškesnį LRT reguliavimą, labiau šiuolaikiškesnį, labiau atitinkantį visuomeninio transliuotojo paskirtį, su apibrėžta misija, su sustiprinta valdysena ir tos problemos, kurios buvo pastebėtos valstybės kontrolės, jais bus atliepta ir bus sprendžiamos. Pagal įstatymą redakcinės politikos gaires tvirtins radijo ir televizijos naujienų vadovai bei interneto portalo vyriausiasis redaktorius. Neliko nuostatų, kurias teikia audito komitetas, tokių kaip LRT taryba tvirtina redakcinę politiką. LRT taryba tvirtina programų sukūrimo ir gamybos paslaugų pirkimo sąlygas. Liko komercinė veikla, už kurią papildomai įmami pinigai, nors tas eteris jau yra mokesčių mokėtojų vieną kartą apmokestintas. Štai nepatiko tam tarybos nariui tylos pauzė, ginant laisvą žodį. Na ir gali būti direktoriui kaltinimas, kad jis nesuvaldė tos situacijos. Ir prašau, taryba balsuoja už atleidimą. Ir tada bus nesvarbu tobuliausios naujų įstatymų nuostatos, jeigu paskiriamas naujas politiškai įtakojamas direktorius, nesvarbu, kad nėra tokio punkto, kad pagal sutartį su vyriausybė turi būti turinys. Tiesiog direktorius tuo pasirūpins. Nesvarbu, kad dabar redakcinė politika tarsi demokratiškai formuojama, tai naujas direktorius gali pasirūpinti, kad būtų padaroma redakcijų reforma ir pakeisti redaktoriai.
Šitas įstatymas visiškai nekalba apie žodžio laisvę, jis nekalba apie kažkokius apribojimus, jis kalba apie paprastus techninius dalykus, ką konstatavo specialiųjų tyrimų tarnyba, ką konstatavo valstybės kontrolė ir iš esmės tai, kas buvo blogai padaryta. Tai yra visiškai niekinis sprendimas, įnešantis tik dar daugiau sumaišties ir nei jūs pasiekit, ko norit, nei čia kažkoks opozicijos įvertinimas ar kažkoks bendras darbas. Buvo pasiekta tokia redakcija, kad net ir opozicija nelabai turėjo priekaištų. Darbo grupiai vadovavo ir Seimo pirmininkas, kuris sugebėjo suvienyti Seimo narius, komiteto nariai kultūros komiteto, kurie apsvarstė begalę pasiūlymų. Labai svarbu pabrėžti ir pagrindinį aspektą, ką opozicija labai dažnai naudodavo, tai grėsmė žodžio laisvei. Teko daug kartų girdėti įvairius nuogąstavimus, bet įvairiuose formatuose, įvairiuose laidose teko tiek iš Lauryno Kasčiūno, tiek iš Arūno Valinsko girdėti, kad redakcija, kuri yra dabar, nekelia absoliučiai jokios grėsmės žodžio laisvei. Tai daug ką pasako. Už 77, prieš 1, susilaikiusių nėra, įstatymas priimtas. Pagal priimtą įstatymą LRT misija užtikrinti viešąjį interesą, Konstitucijoje įtvirtinta ir jos saugoma visuomenės teisė būti informuotai, nacionaliniu lygmeniu skleisti visuomeniai informaciją, puoselėjant konstitucinės ir bendražmogiškas vertybės, ginant nacionalinius interesus, stiprinant demokratiją, ugdant pilietiškumą, patriotizmą, pagarbą teisei, visuomenės atvirumą ir toleranciją, puoselėjant kalbą ir kultūrą, užkertant kelią dezinformacijai. Seimas svarstė įstatymo pakeitimus, kurie turėtų stiprinti pažeidžiamų elektros vartotojų apsaugą. Numatoma leisti nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams nutraukti pažeidžiamiems vartotojams nenaudingas fiksuotos kainos sutartis, nes dabar daliai vyresnio amžiaus gyventojų sudėtinga patiems keisti tiekėją arba jie nežino, kad sutartį su tiekėju galima nutraukti bet kada. Dabartinis teisinis reguliavimas numato, kad perėjimas prie visuomeninio tiekimo galimas tik vartotojui pačiam inicijuojant sutarties nutraukimą. Priėmus įstatymo pakeitimus pažeidžiamam vartotojui net ir nepateikus sutikimo nutraukti fiksuotos kainos sutartį, iki 2026 metų pabaigos ją galėtų nutraukti nepriklausomas tiekėjas. Kitą dieną po sutarties nutraukimo elektros energija būtų pradedama tiekti visuomeninio tiekimo kaina. Labiau pasaugojami tie pažeidžiamiausi vartotojai, kada jie, būdami kitų tiekėjų elektros tiekimo tinkluose, jeigu tų įkainiai bus didesni, jie bus pervedami į visuomeninį tiekėją, tai yra, bus tikrai pasaugoma būtent tų pažeidžiamiausių žmonių galimybė susimokėti už naudojamą elektrą. Anot pataisų iniciatorių priėmus šį įstatymą, visi pažeidžiami vartotojai už elektros energijos kilovatvalandę galėtų mokėti 20 centų, kai šiuo metu jie moka 8 ir 10 centų daugiau. Šitas įstatymas yra apie tai, kad šiuo metu iš egzistuojančių 3 nepriklausomų tiekėjų automatiškai būtų nutrauktos sutartys ir perkelta į valstybinį visuomeninį tiekėją. Mes su Algirdu Butkevičium pasiūlėme ir kitą atvirkštinį variantą, kad jeigu kaina yra mažesnė Enefito, Elektrumo arba Igničio, būtų automatiškai nutraukiamas visuomeninis tiekimas ir grįžtų pas privatininką. Bet Seimo komitetas atmetė. Dar 220 000 žmonių, kurie galėtų pasinaudoti, nepasinaudojo būtent šitą paslaugą, mažinant gyventojų energetinį skurdą. Pažeidžiamais vartotojais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, asmenys su negalia arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Seimas sugriežtino reikalavimus su asbestu dirbančioms įmonėms, vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jo medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą.
Jei valstybinė darbo inspekcija nustatys, kad dirbama be leidimo, ji gali pareikalauti stabdyti darbus. Įstatymas galios tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypuose. Asbestas yra labai pavojinga kancerogeninė medžiaga. Su oru įkvėpti asbesto plaušeliai gali sukelti sunkias ligas, tarp jų ir vėžinius susirgimus. Seimas ratifikavo pernai Hagoje pasirašytą konvenciją, kuria įsteigiama tarptautinė paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija. Konvencija nustato Rusijos agresijos prieš Ukrainą žalą nagrinėsiančios komisijos, įgaliojimus ir funkcijas, teisinį subjektiškumą, organizacinę struktūrą, paraiškų nagrinėjimo tvarką. Pabrėžiama, Rusija turi prisimti visas teisinės pasekmes, kylančias iš jos neteisėtų veiksmų, įskaitant pareigą vykdyti reparaciją už padarytą žalą. Seime viešėjo Albanijos parlamento pirmininkas Nikas Pelešis su Seimo pirmininku Juozu Oleku, kai kurių komitetų pirmininkais, Seimo nariais. Svečias aptarė neseniai pasibaigusios NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijos, kuri vyko Seimo rūmuose, rezultatus. Taip pat pasirengimą birželio 29 dieną Stambule vyksiančiam NATO šalių parlamentų pirmininkų susitikimui. Pasak Seimo pirmininko, parlamentams tenka svarbus vaidmuo priimant sprendimus dėl tvaraus gynybos finansavimo, todėl šis klausimas išliks vienu svarbiausių ir artėjančiuose NATO susitikimuose. Taip pat aptarti Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį prioritetai. Albanijai artimiausi metai bus itin svarbūs siekiant pažangos stojimo į ES procese. Juozas Olekas sako, vertinantis nuoseklią Albanijos poziciją prisijungiant prie ES bendrosios užsienio ir saugumo politikos, ypač dėl sankcijų Rusijai ir paramos Ukrainai. Bei pakvietė aktyviau išnaudoti Lietuvos ir Albanijos ekonominio bendradarbiavimo galimybės, taip pat stiprinti partnerystę gynybos technologijų srityje. Seimo valdyba patvirtino Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai parlamentiniu matmeniu renginių kalendorių, kuriame svarbiausi 2027 metų pirmojo pusmečio susitikimai ir konferencijos. Seimas organizuos 6 renginius. Mes turime privalomus renginius parlamentinės dimensijos ir juos mes tvirtiname ir taip pat tos privalomus. Ir plus mes dar planuojame ir buvo toks priimtas sprendimas, kad papildomai mes padarysime vieną renginį. Tas kalendorius, kuris jau dabar žinomas, jis yra suderintas ir su Europos tarybos sekretoriatu ir todėl, kaip sakoma, labai svarbus žingsnis į pirmininkavimą. Lietuva ES tarybai jau yra pirmininkavusi 2013 metais. Šio antrojo pirmininkavimo metu Seime taip pat sulauksime 100 parlamentarų iš visos Europos. Todėl anot Seimo pirmininko pavaduotojos, Europos reikalų komiteto pirmininkės Rasos Budbergytės, turėsime išskirtinę galimybę ne tik pristatyti Lietuvą, bet ir stiprinti dialogą tarp Europos parlamentų. Sakoma, kad atmintis ir mąstymas kuria patirtį. Šią ispanų rašytojo, advokato Fernando de Rojaso mintimi atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudiev.